Labas ryts, ponai ir ponės. Nu ko, važiuojam. Oi. Bandom. Važiuojam. Žiūrėsim, ką turim su žolyte. Pabandysim papresuoti šiandien. Ką, saulutė šviečia, vėjų po truputį yra. Tai kaip ir gerai. Nes naktį lijo lietus gan stipriai. Nu kaip, naktį iki 2 nakties maždaug pralijo, tai taip normaliai. Čia va irgi žiūriu, žmonės pradėjo pjaut. Tai bandysim žiūrėti, šiaip žolės labai storai nėra, tai turėtų tas vanduo nusistovėti greitai. Išdžiūti ir manau bus galima drąsiai presuoti. Tai labai nervinuos, bijau to darbo su presu kol kas, nes dar viskas nauja. Ir nežinia kaip tą tinkliuką ten paduos ar nepaduos, nes buvo, kaip prabandinėjom presą, tai buksavo dirželis, yra elektrinis varikliukas ir tas varikliukas įtempia dirželį ir tada tinkliuko volus pradeda sukti, kad paduotų žodžiu tinklą į kamerą. Tai buksavo tas dirželis, mes į biškį paveržėm, dabar lyg tai viskas gerai. Tik vis tiek įdomu, kad nepradėtų vyniot ant tų volų ten to tinklo, žodžiu, visokių dar yra tokių baimių. Tai matysim, kaip čia jisai dirbsi. Tikiuosi viskas bus gerai, reikia pristoti prie lauko, pasižiūrėti kaip. Kokia čia prognozė. Ar važiuot dabar iš karto? Lėktuvas kaip žemai skrenda. Ar važiuot dabar iš karto griebt? Opa! Ar dar palaukt? Nu bet vis tiek, kol žolę karvę nusivešiu, presą kol įsikabysiu. Nes vandens yra nemažai šlapia žolė. Bet ir rasa nėra nukritus. Tiesiog šlapokoka. Su diržiniu presu tokios būklės žolės tikrai nepasuktume. Veltų. Reikėtų dar. Pavyzdžiui, jeigu šiandien dar pakepytų, tai galėtume su diržiniu presuoti iki rytoj. Taip normaliai. Šlapia. Kažin kiek rulonų, aš manau, dedu statymą, kad šito lauko bus 7 rulonai, tai tikrai. Aš taip galvoju. Nu, nebent jau baisiai kieti gausis. Arba labai minkšti. Atrodo, kad yra vietom žolės. Neblogai. Tokiu atveju labai gerai būtų vartytuvas. Mačiau kaip su paprastais grėbliais, kurie neturi vartymo funkcijos, su tokiais kaip pas mus, pavyzdžiui, dobilas tai turi. O toks kaip mūsų jermetas, jisai vartymo funkcijos neturi. Tai turkai sugalvojo tiesiog važiuoti atbulom. Atbulom važiuoja ir išvart, bet tikrai taip nežaisiu. Tai dar reikia pasižiūrėti orus, jeigu presas atitinkamai veikia, tada čiupti tenai pjauti, ten yra beveik 2 hektarai, ten hektaras 7 gal, tenai rėžti ir rėžti tenais 2 hektarai. Kad nežaist po hektarą, po 2, nes jeigu presas dirbs, tai kam čia 10 kartų kabinėti, vieną kartą įsikabinai
5 hektariukus sutvarkiai, nes realiai daug pjovimo tai kaip ir nėra, kažkas apie gal 25 hektarai. Kažkas plius minus tokio. Varom, pasižiūrėsim. Apvers. Labai kažko dabar daryti nėra, tai važiuojam pasivaikščiot kaip gandras po laukus. Kas tik gausis. Reikia tą paimti, tenais akmuo yra, į kaušą įmesiu. Į kaušalijų. Taip, čia va jau ant viršaus tai kaip ir nėra, drėgmės po apačią tik tai. Tai apvers, tą reikės sulakstyti iki šilutės. Grįšiu jau, čia bus galima važiuoti presuoti. Į viršų. O. Sakys, ką čia man snarglius aiškina? Aš neaiškinu, man tiesiog nepatinka, kai man skauda širdį, kai matau, kad žemės griebia. Čia tik tai tas kraštas, tokia duobė biškį yra, čia po to visur kitur tai bus gerai. Bet... Nu ir nagus laužo, ir kryžmės gadina. Žodžiu. Kažkaip su dobilu griebdavau. Tai, nu irgi ten. Su dobilu tai ten nepažiūrėsi, ar griebė žemės, ar negriebė. Bet kad jis laužas, tai kažkaip nebūdavo ir gaila. Tik tais pašaro gaila, kai matai, kad su žemėm varo, o da čia plius šlapia žolė ir labai greitai labai greit apsineša žemėm.
Kaip tik man per подборщика. Tada šitą jaučiu vis tiek gaus perversnis. Čia likau pradalgynė pakelta. Žodžiu, masės tai tikrai nevaikiškai yra. 3 pradalgės, bet tokios bajavos. Tai vis dar laikausi to žodžio, kad bus apie 7 rulonus. Turbūt. Nu ką, važiuojam, chebrytę. Išlindo saulutė, da iki šilutės spėjau sulakstyti. Iki šilutės spėjau sulakstyti. Tai žodžiu, bus jau tikrai tenai pradžiūvę. Bus pradžiūvę, išdžiūvę ir visa kita. Bandyti. Tam posūkiu biškį nedrąsu, kad kardanas tikrai kad nesiliestų. Gal ne, nemanau, kad bus problemų. Šlaunys nuleistos. Viskas lyg gerai. Važiavau dar į Pardę pirkti vaikiškos pudros. Nes čia toks lifehackas. Čia kadangi yra tas guminis volas, kur tinkliuką paduoda vienas guminis, kits aliuminis ar metalinis. Ten turbūt aliuminis. Tai jie kai sukas būna, taip supratau, prabuksuoja, tos plėvelį tą tinkliuką to nepaduoda. Tai matysim dabar kas čia bus, ar gerai reikia dar pasižiūrėti podboršiką, kiek nusileidžia įjungusi plaukiojančią, nes yra kieme bent jau kai buvau pasistatęs, tai ant plaukiojančios nuleista ir nesiekia ratukai žemės. Tai žinau, kaip bus. Matysim. Eik, koks minkštas. Jo. Eik. Ai, šitą pusę žiūrėk kietesnį, tai matyt neatitaikiau gal. Nes čia šitą pusę tai pažiūrėk minkštutį. Nes man kažkaip tas garsas toksai, jau aš pradėjau važiuotis, man da didėja. Toks, žinai, kad jau nebepaveštų. Tai tau rodo, kada pilnas yra? Nerodo. Nerodo? Ne. Aš tik pastebėjau jau man, kad spaudimas sukilęs. Matai, bet ir... Tos nerodo tos juostelės? Ne, bet ir matosi rulonas biškį į tą pusę pakrypęs, tai matyt dėl to nevienodai padaviau masę. Nes važinėjau zigzagais, bet matyt... Ne, tos tai nieko jos neparodė, o aš tik tai pastebėjau, kad man jau spaudimas man sukelia iki čia va, kai uždarau dangtį, o dabar buvo jau ties čia va. Maždaug. Tai nežinau, ir reikėtų jaučiu pasileisti biškį žemiau, nes negražiai man surenka. Ta reikėtų, ar čia jau palauk nieko nebeis, čia tik ratukai. Ne, tai per vieną tą eina. Tai bet tik ratukai nusileis. Ai, palauk, ne, jau čia. Nes dabar matai. Jo. Kažkaip. Jau sukelta. Arba čia reikėtų dišlių visą leisti. Dišlių reikėtų, tą pačią varlę apverst ir viskas. Bet čia dar, tai pusę velnio renk. Ai, čia pusę girdė, va. Ne, tai jo, tas varžtas jisai atsileidžia. Jisai nusileistų žemyn. O tai nežinau, jaučiu net nenuleidinė.
Dabar galvoju, ką spaust, ar start mygtuką, ar pačiam tinkliuką paduot. Bet start mygtuką paspaudžiau, tai jisai pats pradėjo, padavė gražiai tinkliuką ir pats nukirpo sustabdį. Nes mačiau, kaip tinkliukas sukos. Ne. Gražiai pasiskirstė, o tas pudros tai nebeliko, karoči. Kiek užbarščiau, tai... Ką aš žinau, lyg tai gerai. Bet matai irgi, tinkliukas jau platesnis, 1,25 m, bet va kraštas liko. Nu, bet tai čia, dzin. Jei ką, kai prieš vyniojant ateik taip visą užtem. Nu, žodžiu. Aš žinau, važiuoju ant 3 km per valandą, štuka 400 apsukų, pačio kardano apsukos 390. Gal gerai? Pačiumpa tinkliuką. A kodėl? Kažko tai nenorėjo paduoti tinkliuko. Nežinau kodėl. Nežinau kodėl, kodėl čia jis taip sumastė. Kažkas yra tinklelio nenupjovė. Aš, ne. Nepaspaudžiau nukirpti ir išmečiau vralį. Nu dar mokinamės, tai va. Pridirbo, nu dar mokinasi. Nu plyša. Čia dabar tie, kai žinoma, nepradės trauktis. Traukti. Tai jo, peiliai tai būtų gerai, bet... Pabandyk vieną jau. Peiliai tai būtų gerai, bet... Moku. Bet jau tenai, žinok, supjaustys tokiais tarpukais. O kaip reikės nešti?
biškį grybą padariau feilą. Mechaniškai pats padaviau tinkliuką ir pamiršau nukirpti ir atidariau galą. Biškį išėjau su tinkliuku. Bet rulonai tai belekai sunkus. Jamba, žiemą sušals, tai bus patai. Reikės ateinančius rulonus jaučiu smulkit. Reiktų dar įsiaiškinti, kaip ten tos peilius susireguliuoti. Ir galimai tinkliuko man nepaduoda normaliai dėl to, nes čia va vamzdis, kur yra, kur kai užsidaro dangtis, yra vamzdis, kuris prispaudžia tinkliuko ruloną visą, tai kaip supratau, per jį neleidžia praslysti ir pastrigina, tada prabuksuoja tie olai ir nepaduoda tinkliuko. Nežinia, kiek kartų reikia, kad apsisuktų dabar, kaip pats. Tai užsidaryk. Nenukir. Kas čia? Biškį tą pareguliavom ten peilį nukirpimo tinkliuko, nes grybą pjovė, iki galo neužspausdavo ir nenukirpdavo tinkliuko, tai dabar pareguliavom viskas vedas, tai nežinau, bandom, važiuojam. Vyniotuvai irgi, sakė, neblogai sekas, biškį buvo nesklandumų, bet normaliai. Tas patvoršikas, kaip jisai greit šoka į viršų. Tam posūkiu dar kažkaip biškį, aš nedrąsiai su juo. Bet per laiką įprasim. Daug ir susisukti nenoriu ir panašiai, bla. Bet rulonai tai pasakiško grožio gaunasi. Jūs pažiūrėkit. Belekai gražus tas vesla. Tai kaip čia viską sužiūrėti. Pasakiško. Ir kieti, ir panašiai žodžių. Krisit. Sakiau, gausi 7 rulonai. Tai gausis žymiai daugiau.
žymiai daugiau, nes daug žolės iš tikrųjų. Aišku, galbūt ateity galima ir greičiau važiuoti, bet čia, sakau, daug žolės, dar nepratęs normaliai, tai gal aš geriau tada truputį lėtai, bet užtikrintai. Nes reikia susižiūrėti viską. Kažkaip. Jo, ir to dangčio kaip ir negaliu laikyti uždaryto, nes bent jau kol kas tai gaunasi taip, kad man kažkaip per daug prispaudžia plėvelę ir po to jos nevalioja paduoti į kamerą, neprasuka pačio ritinio. Ar čia tikrai tų rulonų tiek, ar čia tikrai to žolės tiek daug, ar čia aš normaliai nesupresuoju, aš nesuprantu. Auč. Auč. Žodžiu, esmė buvo tokia, kodėl taip pasidarė. Nepatikinu ruloną. Esmė tokia, kad net cyp, kad presą išjungė. Apviniojo ant rulono, ant poliuko apviniojo tinkliuką. Dėl to taip gavos. Dabar kaip tyčia nepasiėmėm nei vienas peiliuko, tai negaliu nupjauti, neturiu su kuo. Dabar bandau, dar rizikuoju, presuoju, čia gal dar vienas rulis bus. Rizikuoju, turėčiau gal matyti, ar ant rulio užviniojo tinkliuką ar ne. Tai žiūrėsim. Dabar suprantu, kam skirtas yra ta lenta prieki. Ką tik vos preso neužkišau, nes žolė, šlapia žolė, ir ją tiesiog kaip ruloną priešais pat poršiką meta ir vinioja. Tai reikės jau šitą lentą nusileisti. Vietoj tos lentos, jeigu būtų tas toksai poliukas, kur prispaudžia masę, tai tas labai gerai. O čia ta lenta man kažkaip biškį nepatikimai, bet bandysim ir su ją papresuoti. Kada nors. Gaidį vieną tą ruloną dabar čia palikau. Nežinau, reikės turbūt jį parsivežti.
pamelžti karvių. Ant miniatuvo gal užsimes. Arba aš su priekaba parvešiu. Kažką tokio reikės padaryti su juo. Geriausiai. Tai žodžiu, gavosi 13 rulonų, bet rulonų tokių jau rimtų. Vieną ruloną, va, matau, esu padaręs minkštesnį, o kiti tikrai tokie rulonai, kaip rulonai, ir kieti, ir kampai status, gražus. Džiaugiuosi, iš tikrųjų džiaugiuosi. Aišku, kol kas, tikėkimės, kad niekas nesugrius, viskas taip ir eis. Tik dabar va, nepasiėmėm nei vienas peiliuko, man apviniojo ant uoliuko apviniojo tinklą ir va, tai neturim su ko nupjauti. Dalį sako, pabandyk su šakutė. Jo. Bet man kiek gražumo rulonai. Pasaka. Ai, nu va, tu gal minkštus. Ne, nu tai tas dar normaliai, tas biški minkštesnis pats pirmas. Bet šiaip tai viskas apigienai. Nežinau, atrodo good. Tai gavos 13 rulonų. Vieną ruloną iškart karvėm sušersim, nes tingliuko neapvinioju ir išmečiau. Na, tai čia dzin. Tai visai neblogai. Man patiko. Dar vis tiek tas stresas pastoviai atsisukus į galą žiūrėti. Nu, aišku, reikia pasižiūrėti, nes tu nežinosi, gal užkiš ar ką. Bet šiaip tai kaip ir viskas tvarkoja. Paskutinį susukau, nusipjau tą tinkliuką pažiūrom. O, pažiūrėkit, kokia rūda! Ir jūs pasakykit, kad minkštas, ne. Nepasakysiu. Ai, biš. Pasakėčiau. Nu ko, pirmi rulonai važiuoju namo. Pagaliau. Galėtų visos pievos būti tokios gražios ir lygios. Aišku, lygios, nu čia yra suvertimas darytas per vidurį. Kadangi galvojom, kad neis normaliai išsilyginti arimo, tai dėl to darėm suvertimą. Tai ai gal tą po to paimsiu. Tai žodžiu darytas suvertimas, nu tai čia tas kalniukas biškį yra, bet čia jisai visiškai, mano manimu, neturi reikšmės. Aš
ištep galvoju. Ir va sustabdžiu, dar va vienas išbandymas. Keisui sustabdžiu, kuo puikiausiai galima privažiuoti prie rulono. Ir jisai neduoda staigiai ir švelniai sustoja ir panašiai. Tik tai jaučiasi tas, kad reikėtų ant galo svorio. Nes netgi keisui galą kelia. Nu, bet čia vėliau šitam reikalui pasiruošim. Nebereikia mąstyti, kur kokį ruloną padėti, tiesiog ėmė visus iš eilės ir viskas. Anksčiau tai būdavo, jeigu nelygus rulonas, tai gauni čia dėliot, strateguot, žodžiu, aha, šitą padėsiu ant to, nes kad jisai nenuvirstų, nes po apačiai labai geras rulis. Tai dabar jau šito nebereikia galvoti, tiesiog dėti ir viskas. Tai, ką žinau, liuks aš manau, ne? Pagaliau į mūsų kiemą atėjo laikai, kai galim patys pasidaryti gražius rulonus. Tai suspaustus, normalius, aišku, nu čia šiti gal dar, va šitas, pavyzdžiui, biški kampai negražus, bet vis tiek jau jisai yra normaliau suspaustas, nebebus tų šniūrų jokių žodžių. Man tai čia belekai patinka, negaliu. Ačiū, nesugrįšiu. Bet šiaip visai nieko, sakyčiau. Neblogi rulonai. Patiko, kad šiaip normaliai suspaudžia, ta prasme, ir nu, keisui biškiai jisai jaučia, kad yra ką sukti. Nu, iš pat pradžių tai nieko, bet po to jau, kai eina rulonas į pabaigą, tai spaudimas susikelia man ant, žodžiu, nu, virš 100, ten apie tarp 100 ir 105 dariau, tai va, nu, kažkas panašaus tokie rulonai ir gan kieti iš tikro gaunasi, bet paskutinį ruloną jau nenorėjau mest lauk, nu, paprasme nenorėjau daryti ant mažiuko, tai aš tiesiog paėmiau iki galo, suspaudžiau jau iki paskutiniųjų, kiek tikėjo, tai spaudimas sukilo iki ten biški virš 100 pem. Tai jau keisas turėjo ką sukti, bet suprasavo, nežinau, neužgeso, tik tai kas nervina sėdynį. Sakykime, jeigu noriu išmint sankabą arba stabdį, jinai kitą kartą jai užplaukia taip, kad jinai galvoja, kad aš atsistojau nuo sodynės ir žodžiu, jinai nori atjungti darbinį. Tada staigiai turiu paspausti šitą mygtuką, kad leistų nu, sakykime, kad aš, jeigu būčiau ir išlipęs, kad presą toliau suktų. Tai. Och, tu velnis. Ir šitas prikabinimo būdas truputį erzina mane, nes va jau dabar baigia. Nu, gal ne prikabinimo būdas, labiau priekabos. O šitą didelį kilpą nervina, daužo man kablį ir tada vat, būna taip, kad sulanksto ir žodžiu.